galima visko tikėtis, nežinau, bus tikrai nelengva, bus sunku, laukia tikrai didelė kova, nežinau, galėsim rytoj po varžybų pasakyti, kaip buvo kas, tiesiog mums reikia pasiruošti tiek psichologiškai, tiek fiziškai pailsėti, aišku, prieš rytoj sukaupusias jėgas ir nebėra kur taupytis, tiesiog paskutinės varžybos atiduoti visą 100% save ir galėsim po varžybų tada pasikalbėti, kas išėjo, kas neišėjo. Ar prancūzai matė tokios svarbos rungtynių, tokių finalų, ta patirtis didelis pliusas jiems? Nežinau, kad jie turi kažkokios patirties, jeigu ir mes turim kažkokios patirties, ir blogos patirties, ir geros patirties, bet vis tiek tai yra patirtis, tai nežinau. Laimės komanda, kuri labiau norės laimėti ir turėti daugiau jėgų. Jonai, kam atiduotum turnyro MVP titulą? Linui Kleizai. Kodėl Kleizai? Ne Mantoj ar Parkeriui? Mūsų lyderis. Jonai, pirmas finalas toks svarbus laukia. Ar savijautas skiriasi, negu įprastos rungtynės ar Aišku, jaučiasi tas jauduliukas, vis tiek mano toks pirmas finalas, aš dar tikrai neturiu tos daug patirties, ypatingai tokiuose varžybose, bet reikia susitvarkyti su tą jauduliu ir negali leisti, kad jaudulys tave nugalėtų, tiesiog būt pasiruošęs, kaip sakau. Paprastai pats kalbėjo apie tą jaudulį, ar jis trukdė pačiam žaisti šiame čempionate? Nepasakyčiau, kad labai trukdė. Nežinau. Buvo visko, aišku, buvo ir perdegimų, buvo ir kaip sakant, geresnių varžybų, blogesnių varžybų, asmeniškai man, bet negalėčiau nurašyti ant jaudulio viską.